bičiuliai, pagaliau sulaukiau šios dienos ir aš, nors jau daug kas tikrai spėjo pasinaudoti pirmaisiais šių metų šilumos pliūpsniais, tai net kovo mėnesį žinau, kad gan sėkmingai čia gaudė žuvį, o kur aš esu, tai už manęs CarPlay Kintai, 16 jo sektorius. Pasirinkau jį antrą kartą, kadangi atvykau tik parai, tai jau daugiau mažiau kaip ir aišku. Yra balandžio 13 diena, ganėtinai vėl šilta, tikiuosi karpiukams tai irgi patiks ir jie kibs. Yra jau keletas minučių po 12, spėjau daugiau mažiau įsirengti, liko tik pasiruošti jauko ir pradėti šią žvejybą. Taigi žiūrėsim, kas pavyks nuveikti per šias 24 valandas. Prenumeruokit kanalą, dėkit pirštą ir einam žvejot. Kągi, greit ir trumpai apie jauką, ką šioje žvejyboje naudosiu. Karpiai tikrai pajuto saulę, šokinėja, daugiau mažiau mano sektoriuje, šalia. Tai telieka juos prisišaukti į savo tašką ir pasiūlyti gerą masalą. Taigi pradžiai natūralios peletės įvairių dydžių. Bumt. Pasiruošiu iškart masalo visai parai. Čia šiukšlės po to. Taigi. Ir jas turiu likučius ant tokio kiekio, čia 2 kg, tai įpilsim GLM-o ir CSL. Va. Apmaišom. Paliksim trumpam įsigert. Naudosiu kanapę ir dėsiu kukurūzą. Jo dalį dar pakrūšinsiu smulkiau, paliksiu tik šiek tiek stambesnės. Per tą laiką pasiruošiu pava, kaip visad, mikropeletės į pava ir boiliukai krūšinti, kuriais gaudysiu. O gaudysiu Fish Food Krill boiliukais, šių metų naujiena, taigi pratestuosim. Ir žinoma, Glory Fisho turiu. Eigoje dar, jeigu karpiai bus aktyvus, turiu žuvinių tirpukų. Taigi, tai viskas, ką naudosiu šioje žvejyboje. Ir susitiksim netrukus, kai būsiu jau šiek tiek pasidaręs darbų. Jaukas paruoštas, ko dar nepaminėjau, kad jauką dar papildžiau kanapio aliejum. Ne per daugiausiai, skysčių visų šiek tiek, bet manau reikia. Karpiai šokinėja, susirišu kelias pavakoinytės, kadangi vis tiek naudosiu laivelį, tai jeigu tik kibimai bus tokie, kokių kiekvienas nori čia atvykęs, tai to su jam nebežaisi, bet pradžiai
priviliot karpiuką tikrai pabandysim. Apie masalus, tai vieną palieku tiesiog su kryliuku, vieną šeriminį boiliuką pažiūrėsim pradžiai, vieną šiek tiek didesnę kombinaciją, tai kryliukas su piurfišu ir trečioji tai būtų Glory Fish dumbeliukas su Classic Shellfish papikiukų geltonų. Ką, reikia eiti atsimatuoti atstumą. Dėliosiu visas 3 meškeres aplink vieną tašką ir žaisiu su masalais taip. Tai pirmą meškerę tiesiog atsiklipsosiu ant 100 metrų, kadangi plukdysiu su laiveliu, tai kągi, kimbam į darbus. Meškerės įsiklipsavau 100 metrų, aplink tą maždaug atstumą darysiuos tašką. Tai kodėl vėl su laiveliu, kadangi tikrai žvejosiu ir laukiniuose, tai 0,35 valas, gilios rytelės, tikrai netoliašaudė artilerija paruošta čia. Tai yra laivelis, kodėl jo nepasinaudojus. Ir nepraeis nei 1,5 valandos, visos 3 meškerės sėkmingai pasiekė vandenį, masalai užmesti, liko apsitvarkyti šiek tiek ir laukti pirmųjų kibimų. Valanda nuo meškerių išmetimo, kol kas tylu ramu. Pavieniai šuoliai vis matyt vandenyje. Karpiai mėgaujas atėjusią šilumą.
Tai dėl kibimų nepergyvenu, tikiuosi viskas dar prieš akį, o kol laukiu kibimo noriu išbandyti naują žaislą, tai boilių, nežinau, skleistuvas, kaip jį pavadinti, bet tokią vat karūną laiveliui, kurią ir nusiųsim į tašką. Tai jau ir 5 valanda, švis dar be kibimo, vieną kartą kažkas, matyt, perplaukė tiesiog per valą, turėjau tokį pyptelėjimą, bet iš viso to, ką matau, tiek prieš save, tiek šalia esančiose sektoriuose, tai niekas pasigirt kibimais negali. O ką, aš tuo tarpu padariau šiek tiek pakeitimų kombinacijose. Vietoj vieno akrylo boiliuko pašarinio uždėjau lengvintą akrylant plium rožinį. Kitoje pusėje vietoj irgi kryliaus didelio snaumeno uždėjau vėlgi krylių su česnaku 2 spalvų. Po mažą dozytę pašaro kiekvienu užplaukdinimu. Ir vidurinę kombinaciją kardinaliai pakeičiau. Vietoj Glory Fish uždėjau Sweet Nut, saldesnį boilį. Įdėjau vėlgi į karūną, šiek tiek paskleidžiau saldžių mažą. Tai tų pačių Sweet Nut, mažą saujytę. Ir dabar iki 8 vėlgi leisiu taip pastovėti. Karpių aktyvumas šiek tiek yra sumažėjęs, matos pavieniai šuoliai, bet daugiau anam krašte. Gal jie ten ir gali daugiau pasigirti kibimais. Mums lieka laukti ir tikėtis, kad vakaras bus sėkmingesnis. Mėnulis patekėjo, saulė nusileido. Mėnulis patekėjo, saulutė nusileido. Mėnulis patekėjo, jauna graži mergelė, pro langelį žiūrėjo. Ko žiūri pro langelį, ko neini į darželį. Ko neini į darželį, ginti galiu rūdelį. Saulė nusileido, mėnulis patekėjo.
Sweet nut su tutti frutti. Pirmoji žuvis. Ir kągi, apie 7:30 sulaukiau visgi pirmojo kibimo. Visai neblogai išvažiavo, nors karpiukas tikrai apėjęs dėlėmis, matos, kad laikos dugne, šaltas. Bet pasiteisino pasirinkta taktika su saldesne baze šiek tiek, saldesniais boiliais, tai sweet nut boiliukai, tutti frutti viršūnėlė. Ir štai toks 5 kg žviniukas. Atidaro mano 25 metų karpių žūklės sezoną. Sveiki, labas rytas, prabėgo naktelė, beje stebėtinai rami. Matomai ir čia veikia gamtos dėsniai, karpiai vakar labiau mėgavos saulės spinduliais nei mūsų masalais. Vienas kraštas gaudė kiek geriau, iš to, ką teko matyti internete, bet ten ir karpių šuolių daugiau buvo matyti. Toks tas pavasaris. Tai šyla, tai šala. Tai vėl staiga pasikeitus temperatūrą. Dar vyko kelias valandas žvejybos. Eisiu netrukus dar lengvai pajaukinsiu. Persitempsiu iš naujo masaliukus. Gal pakeisiu kokią kombinaciją. Ir ką, dar šiek tiek lauksim. Tai ir atėjo prie pabaigos pirmoji šių metų žūklė. Rezultatais ypatingais, kaip iš kintų pasigirti, tikrai negaliu. Bet kaip ir minėjo užsukęs kintų savininkas Adomas, geriau gaudė būtent seklesnė pelkinio dalis. Tad atkreipkite dėmesį ne tik į orą jį rinkdamasi, bet ir į ežerą ar tvenkinio dalį, kurioje nori žvejot. Ieškokit palankesnės, bet sezoną skelbia atidarytų sau. Pavyko pagauti nors ir vieną, bet visgi pavyko išgirsti tą pyp, fotografuot, nupūst dulkes nuo įrangos. Tad ačiū visiems, kas žiūrėjot, dėkit pirštą į viršų, prenumeruokit kanalą
Aš einu traukti meškerių ir susitiksim kitam video. Ate.